Europos Sąjunga – ekonominė sąjunga, o ne federacija kariuomenės ir tikrojo centrinio vadovavimo nebuvimas. Europos Sąjunga yra unikalus valstybių bendradarbiavimo modelis tarptautinėje arenoje. Ji buvo sukurta ir išplėtota kaip aljansas, pagrįstas ekonominės integracijos ir politinio bendradarbiavimo principais, tačiau niekada netapo tikra federacija. Šis skirtumas yra esminis norint suprasti struktūrinius apribojimus, ypač tokiose svarbiose srityse kaip gynyba ir saugumas. Skirtingai nei federacinė valstybė, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos ar Vokietija, Europos Sąjunga neturi centrinės vyriausybės, turinčios visišką valdžią visoms valstybėms narėms. Ši ypatybė lemia keletą pasekmių. Nėra Europos kariuomenės, nėra tikro centrinio vadovavimo, kuris galėtų įpareigoti valstybės narės laikytis privalomų sprendimų. Ir susidūrus su konfliktais ar rimtomis tarptautinėmis krizėmis, veiksmai dažniausiai apsiriboja sankcijų įvedimu, o ne tiesioginiais ir ryžtingais veiksmais. Europos Sąjunga – ekonominė sąjunga, o ne federacija. Norint suprasti apribojimus karinėje ir sprendimų priėmimo srityse, būtina išanalizuoti jos politinę ir institucinę struktūrą. Europos Sąjunga oficialiai susikūrė 1992 metų. Pasirašius Mastrichto sutartį, tačiau jos ištako siekia ankstesnius susitarimus, tokius kaip Europos ekonominė bendrija ir Europos anglių ir plieno bendrija kurios buvo įkurtos po Antrojo pasaulinio karo siekiant skatinti ekonominį bendradarbiavimą tarp Europos šalių ir užkirsti kelią naujiems konfliktams. Šis požiūris lėmė sistemos, pagrįstos suverenių valstybių bendradarbiavimu, o ne stiprios centrinės valdžios turinčios federacinės struktūros kūrimą. Kol federacijoje centrinės vyriausybės sprendimai yra privalomi visoms valstybėms narėms, dauguma sprendimų priimami konsensuso tarp nacionalinių vyriausybių pagrindų. Todėl sprendimų priėmimo procesas tampa lėtesnis ir sudėtingesnis. TAV atveju, pavyzdžiui, federalinė vyriausybė kontroliuoja užsienio politiką ir nacionalinę gynybą. Yra viena kariuomenė, kuri pavaldžiai prezidentui, kuris taip pat yra ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas. TAV federacinės valstijos Kalifornija ar Teksasas neturi savo kariuomenių ir nevykdo nepriklausomos saugumo politikos. Tuo tarpu kiekviena valstybė narė išlaiko savo suverenitetą ginkluotųjų pajėgų srityje. O tai reiškia, kad nėra vieningos Europos kariuomenės ir kiekviena vyriausybė savarankiškai sprendžia dėl savo gynybos strategijos. Šis susiskaidimas yra vienas didžiausių geopolitinių trūkumų pasaulinėje arenoje. Europos kariuomenės nebuvimas, priežastys ir pasekmės. Vienas ryškiausių nefederacinio pobūdžio požymių yra vieningos Europos kariuomenės nebuvimas. Kodėl neturi savo kariuomenės? Šio reiškinio priežastys yra įvairios, tačiau pagrindinė jų valstybių narių noras išlaikyti visišką kontrolę savo gynybos sprendimų srityje. Nacionalinis suverenitetas ir karinė autonomija. Vienas pagrindinių tarptautinės politikos principų yra nacionalinio suvereniteto savoka, išskirtinė valstybės teisė valdyti savo vidaus ir užsienio reikalus be išorinio kišimosi. Gynyba tradiciškai laikoma pagrindiniu suvereniteto aspektu, todėl ne viena valstybė narė niekada nenorėjo visiškai perleisti savo ginkluotųjų pajėgų kontrolės viršvalstybiniai institucijai. Net ir didžiosios Europos valstybės, tokios kaip Prancūzija ir Vokietija, kurios aktyviai skatina Europos integraciją, yra nenusiteikusios atsisakyti savo kariuomenių kontrolės. Prancūzija ypač turi branduolinį arsenalą ir ilgą nepriklausomos karinės politikos tradiciją, o Vokietija dėl istorinių priežasčių visada laikėsi atsargios gynybos politikos. Strateginiai skirtumai tarp valstybių narių. Valstybės narės turi labai skirtingus strateginius interesus. Kai kurios šalys, tokios kaip Lenkija ir Baltijos valstybės, laiko Rusiją pagrindinę grėsmę Europos saugumui ir siekia stiprinti karinius pajėgumus. Tuo tarpu tokios šalys kaip Austrija ir Airija laikosi istorinės neutraliteto politikos ir nenori dalyvauti agresyviose karinėse sąjungose. Šie skirtingi požiūriai itin apsunkina bendrų ginkluotųjų pajėgų sukūrimą ir vieningos strategijos įgyvendinimą. NATO vaidmuo. Kitas svarbus veiksnys – Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos NATO egzistavimas. NATO yra TAV vadovaujama karinė sąjunga, kuriai priklauso didžioji dalis valstybių narių. NATO užtikrina Europos karinę apsaugą, todėl mažėja poreikis sukurti savo nepriklausomą gynybos struktūrą. Daugelis Europos vyriausybių mano, kad Europos kariuomenė gali sukelti veiklos dubliavimąsi ir kompetencijų konfliktų su NATO, o tai dar labiau apsunkintų saugumo valdymą.
negali primesti sprendimų valstybėms narėms ar trečiosioms šalims. Stipraus centrinio vadovavimo nebuvimas atsispindi ne tik kariuomenės trūkume, bet ir ribotame gebėjime priimti privalomus sprendimus valstybėms narėms ar trečiosioms šalims. Sankcijų ribotumas. Gali taikyti ekonominės ir diplomatinės sankcijas valstybėms ar asmenims, pažeidžiantiems tarptautinės teisės principus. Tačiau sankcijos ne visada yra veiksmingos ir, svarbiausia, jos nėra tiesioginė prievartos priemonė, kaip galėtų būti karinis veiksmas. Konkretus pavyzdys yra reakcija į Rusijos invaziją į Ukrainą. Sąjunga įvedė griežtas ekonominės sankcijas Rusijai, tačiau negalėjo tiesiogiai įsikišti į konfliktą, nes neturi savo kariuomenės, o bet kokie kariniai veiksmai priklauso nuo atskirų valstybių narių ir NATO sprendimų. Tarptautinio baudžiamojo teismo Haga vaidmuo. Tarptautinis baudžiamasis teismas Teletė, kurio būstinė yra Hagoje, yra tarptautinė teisinė institucija, atsakinga už karo nusikaltimų, genocido ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų persekiojimą. Tačiau jo galia priklauso nuo valstybių bendradarbiavimo. Daugelis šalių, įskaitant TAV, Rusiją ir Kiniją, nepripažįsta Teletė jurisdikcijos, o tai reiškia, kad jos sprendimai šiuose šalyse negali būti įgyvendinti. Be to, teismas neturi savo policijos pajėgų karo nusikaltėliams areštuoti, todėl yra priverstas pasikliauti valstybių narių noru bendradarbiauti. Ekonominis milžinas, bet politinis ir kariuomenės nykštukas. Europos Sąjunga yra viena didžiausių ekonominių galių pasaulyje, tačiau jos politinė ir karinė įtaka yra stipriai apribota dėl nefederacinės struktūros. Kol valstybės narės išlaikys visišką suverenitetą savo gynybos ir užsienio politikos srityse, niekada negalės tapti savarankišką pasaulinę galę, galinčią konkuruoti su TAV, Kinija ar Rusija. Europos Sąjunga ir gynyba. Nebuvimo konfederacija pasekmės ir rizikos karinės grėsmės atveju. Europos Sąjunga yra viena iš svarbiausių ekonominių ir politinių galių pasaulyje. Tačiau jos institucinė struktūra, paremta suverenių valstybių bendradarbiavimu, o ne tikra federacija ar konfederacija, turi reikšmingų silpnybių, ypač karinės grėsmės ar tiesioginės atakos prieš vieną ar kelias valstybės narės atveju. Ši situacija kyla dėl to, kad neturi centralizuotos karinės vadovybės ir bendros kariuomenės, pavaldžios viršnacionaliniai valdžiai. Kiekviena valstybė narė išlaiko išskirtinę savo ginkluotųjų pajėgų kontrolę ir savarankiškai sprendžia dėl gynybos strategijų, karinio biudžeto bei tarptautinių aljansų. Tai reiškia, kad išorinio agresoriaus atveju atsakas būtų neišvengiamai fragmentuotas, lėtas ir sunkiai koordinuojamas, o tai gali turėti katastrofiškų pasekmių viso žemyno saugumui. Europos Sąjunga ir gynyba – sistema paremta bendradarbiavimu, o ne vieninga vadovybė. Norint suprasti, kokias pasekmes karinės grėsmės atveju gali turėti federacinės struktūros nebuvimas, būtina išanalizuoti gynybos politikos veikimą. Europos Sąjunga ir NATO – dvi atskiros struktūros. Nors dauguma valstybių narių priklauso NATO, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, ši sąjunga yra atskira karinė struktūra, vadovaujama TAV. Tai reiškia, kad agresijos atveju ne Europos Sąjunga savarankiškai spręstų dėl savo karinio atsako, o turėtų vadovautis NATO procedūromis ir sprendimais. Tačiau kai kurios valstybės narės, tokios kaip Austrija, Airija, Švedija, iki neseniai įvykusio prisijungimo prie NATO, Suomija iki prisijungimo, Malta ir Kipras nepriklauso NATO. Tai dar labiau apsunkina galimybę greitai ir kolektyviai reaguoti į bet kokią grėsmę. Ši situacija pabrėžia pirmąją didelę problemą – vieningos vadovybės nebuvimą ir lėtą reagavimo laiką esant tiesioginiai grėsmei. Bendroji saugumo ir gynybos politika – silpnas mechanizmas. Europos Sąjunga siekia plėtoti savo saugumo politiką per bendrąją saugumo ir gynybos politiką – kuri leidžia vykdyti taikos palaikymo misijas ir ribotas karinės operacijas. Tačiau ši priemonė turi kelis esminius struktūrinius trūkumus. Sprendimai turi būti priimami vienbalsiai, todėl bet kokiam veiksmui būtinas visų 27 valstybių narių pritarimas, o tai apsunkina greitą reagavimą ekstremaliose situacijose. Nėra bendros kariuomenės. Ledė remiasi valstybių narių kariuomenių bendradarbiavimu, kuris organizuojamas kiekvienu konkrečiu atveju ir savanoriškų pagrindų. Trūksta bendrų išteklių. Neturi reikšmingo karinio biudžeto ir negali tiesiogiai finansuoti didelio masto gynybos operacijų. Apibendrinant, bendroji saugumo ir gynybos politika nėra tikras kolektyvinės gynybos instrumentas,
o veikiau ribotas koordinavimo mechanizmas, kuris yra neefektyvus didelio masto agresijos atveju. Efektyvios gynybinės struktūros nebuvimo pasekmės agresijos atveju. Karinių pajėgų federacijos ar Europos armijos nebuvimas sukelia tiesioginės pasekmės žemyno saugumui. Lėtas atsakas į galimą agresiją. Vienas iš pagrindinių dabartinės struktūros trūkumų yra sprendimų priėmimo lėtumas karinės grėsmės atveju. Įsivaizduokime hipotetinę situaciją, kai kaimyninė šalis nusprendžia pulti valstybę narę. Federalinėje sistemoje, pavyzdžiui TAVE, reakcija būtų akimirksniu, federalinė vyriausybė aktyvuotų nacionalinę armiją ir visas karinis aparatas būtų mobilizuotas po vienu vadovavimu. Tačiau atveju situacija būtų daug sudėtingesnė ir painesnė. Europos vadovų taryba turėtų skubiai susirinkti ir nuspręsti, kokių veiksmų imtis. Tačiau užsienio politikos ir gynybos sprendimams reikalingas visų narių sutarimas. Todėl vienai prieštaraujančiai valstybei pakaktų užblokuoti bet kokius veiksmus. Valstybės narės individualiai spręstų, ar ir kaip prisidėti prie užpultos valstybės gynybos, be automatinio įsipareigojimo įsikišti. Jei agresija būtų nukreipta prieš šalį, kuri nepriklauso NATO, Austrija ar Malta, ES neturėtų automatinio mechanizmo kariniai intervencijai, todėl užpulta šalis rizikuotų likti izoliuota. Ta komandų grandinė būtų nekoordinuota, nes kiekviena nacionalinė armija atsiskaitytų savo vadovybei, o ne centriniai Europos institucijai. Šis sprendimų priėmimo lėtumas mažina patikimumą kaip geopolitinį ir strateginį veikėją, nes potencialūs agresoriai nesusidurtų su grėsme sulaukti greito ir stipraus atsako iš Europos. Europos karinio patikimumo silpnumas. Bendra kariuomenė ir centralizuotas vadovavimas yra būtini patikimai gynybai, o jų nebuvimas smarkiai kenkia kariniam patikimumui. Tarptautiniuose santykiuose atgrasimas yra esminis konfliktų prevencijos elementas. Šalis mažiau linkusi pulti kitą, jei žino, kad sulauks greito ir griaunančio atsako. Tačiau ES neturi galimybių sukurti patikimos karinės grėsmės, nes ji neturi vieningos gynybos sistemos, todėl potencialus agresorius gali tikėtis, kad Europos atsakas bus lėtas ir susiskaldęs. Ji neturi greitojo reagavimo pajėgų, o tai reiškia, kad ji negalėtų iškart reaguoti į agresiją. Ji labai priklauso nuo NATO, o tai reiškia, kad jos saugumas priklauso nuo TAVE, todėl ji tampa pažeidžiama geopolitinių pokyčių transatlantiniuose santykiuose. Europos susiskaldimo rizika krizės akivaizdoje. Jei kuri nors valstybė būtų užpulta, kitos narės galėtų nesutarti dėl reakcijos. Kai kurios šalys galėtų manyti, kad diplomatinės priemonės yra geriausias sprendimas, o kitos reikalautų greitos karinės intervencijos. Ši susiskaldimo rizika ypač akivaizdi tarp šalių, turinčių skirtingus geopolitinius požiūrius. Tokios valstybės kaip Lenkija ir Baltijos šalys itin rimtai vertina Rusijos grėsmę. Tuo tarpu kitos šalys, kaip Prancūzija ar Italija, galėtų būti labiau linkusios į diplomatiją. ES gali tapti lengvų taikinių didelio konflikto atveju. Dabartiniu pavidalu ES yra stipri ekonominė galia, bet silpna karinių ir politinių požiūrių. Jos nesugebėjimas greitai reaguoti į grėsmę, bendros gynybos strategijos stoka ir priklausomybė nuo NATO daro ją pažeidžiamą agresijos atveju. Be realaus ginkluotųjų pajėgų suvienijimo ir stipraus centrinio vadovavimo, ir toliau bus laikoma subjektu, kuris negali savarankiškai apsiginti,